Kviečiu prisiekti paskirti kultūros ministrą Remigijų Vilkaitį. Taip prisiekia naujosios vyriausybės atstovas, Tautos prisikėlimo partijos narys kultūros ministras Remigijus Vilkaitis. Susikaupęs aktoriaus politiko balse netrūksta rimties ir šiokio tokio jaudulio. Aš, Remigijus Vilkaitis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. O štai čia tas pats jau prisiekęs kultūros ministras. Savo priesaikos dieną viename prekybos centrų linksmai žvelgęs nuo agurkų stiklainio etikečių. Ir varto jį, ir susipažįsta su naujuoju ministru ypatingai visi norintieji. Tiesa, sutapimas ar ne, priesaikos dieną stiklainis su ministro atvaizdu kainavo 20% pigiau. Vyriausiosios tarnybinės etikos atstovai sako, kad naujai išrinktas ministras reklamuodamas privačią bendrovę atsidūrė keblioje situacijoje. Mat ministrams nederėtų vykdyti nei vienos bendrovės reklamos ir dalyvauti tokiuose akcijose. Todėl nedelsdamas jis turėtų reklamą nutraukti. Sunku ką ir parekomenduoti būtų šiuo atveju, kaip jame elgtis, bet visuomeniai tas įspūdis, kad galimai ministras reklamuoja vieną ar kitą privačią bendrovę, yra netinkamas, negeras. Galbūt patartina kreiptis į tas bendrovės, prašant nutraukti tokios produkcijos gamybą su jo atvaizdu ir su galima reklama. Vos ne ranką prie širdies pridėjęs ministras žada, kad reklama bus nutraukta. Jos nebus. Nebus stiklainių ir nebus reklamos. Nuo kada? Vat šiandien su sąjungais dar perkalbėjau ir turėtų greit išnykti visus. Bet kartu Remigijus Vilkaitis ir neslėpė, kad reklamavosi vien gero norėdamas. Turėjau tokią idėją, kad nenuimti tos reklamos ir gautus pinigus, kiek ten, dabar aš nieko negaunu už ją jau seniai, bet kažkokį fondą daryti. Bet nutariau to nedaryti ir panaikinti visai. Etikos sargai sako, itin griežtai seks reklamos išnykimą. Pasak jų, toks reklamavimasis nedera politiko mandatą turinčiam asmeniui. Todėl nedelsiant reikia rinktis ministro portfelis ar atvaizdas ant agurkų stiklainio. Reporterė Edita Višbickaitė, Vilnius.